Žinoma, mistinių romanų rašytoja Rachel po savo 5-mečio sūnaus žūties prarado gyvenimo skonį. Tačiau po vienų skausmingos tylos metų sunkiai netektį išgyvenanti moteris nusprendžia gydyti savo sielą ir vėl imti rašyti. Jos geriausia draugė pasiūlo jai pakeisti aplinką ir apsigyventi atokaus patriarchalinio kaimo kotedže, kurį galėtų pagaliau atrasti ramybę. Deja, šiame rodos iš pažiūros mielame užkampyje vyksta paslaptingi bei šiurpūs reiškiniai. Čia rašytojai ima kalbėti mirusios sielos, o vietoj lauktos ramybės randasi grėsmė jos pačios gyvybei. Prieblanda. Gyvenimas po mirties. Tai pavadinta šis 2006 metais scenarijaus autorius ir režisierius Creigo Rosenbergo sukurtas mistinis trileris, kuriame pagrindinį Rachel vaidmenį atliko puikiai žinoma aktorė Demi Moore. Taip pat vaidina Henris Janas Kusikas, Vincas Elbalavis, Teresė Bradley, Keitė Isit ir kiti.